Elzė Večkytė. Meda, ne? Ir Meda Večkytė. Kaip? Barauskas. O kokia mažkai išėjo, arba ten ruožinį. Jeigu kam apsaugėlės veržia, kam aš uždėjau, jeigu spaudžia ranką, tai jūs sakykite. Yra pirmas etapas, etapų bus 6. Su kiekviena nauja žvalgo mokinio serijos knygos pasirodymu. Vyks panašiai kas 3 mėnesius, vyks visada čia. Kiekvieno etapo nugalėtojo mes apdovanosim naujomis knygomis. Tai yra nugalėtojai bus skirstomi berniukai mergaitės, 3 pirmos vietos. Patys geriausi šauliai po paskutinės knygos išėjimo bus pakviesti į finalinį etapą. Jis turbūt vyks ar Trakų pily. Kam nepasiseka iš naujokų, nesijaudinkit, yra dar tikrai daug laiko, dar 6 etapai, galite ateiti pas mus, lankyti ir pasimokyti šaudyti. Ir tai, kas vyks šiandien, yra šaudymas nesunkus, mes išmokysim kiekvieną pasiekti tokį rezultatą, kad jūs galėtumėt šitą mūsų turnyriuką laimėti. Kai kam sudėtinga, kai kam ne, todėl labai prašyčiau dėmesio. Žodžiu, žmogus lankus šaudo labai seniai. Kuo skyrės lankai? Tai pirmiausia, lankai skyrės savo rūšim. Skirtingi lankų tipai, tai yra pirmas lankas yra šaudyti vaikštant žeme, kare, medžioklė, dabar ir pramogai. Kitas yra skirtas šaudyti joj, nuo žirgo. Va, tai tada jis yra trumpas. Čia yra, matot, sakysim, lenkta forma, kurios tikrai niekas iš jūsų, kas yra gaminės ar tėveliai gaminė tokio lanko, turbūt nepavyko padaryti kažko panašaus kaip čia. Tokį lanką kiekvienas jūsų, dauguma, kažkokiam paprastas europietiškas lankas, vadinamas ilgasis lankas, angliškai longbow. Kas kalba, tai yra medžioklėje, vienas vieną daro, kitas kitą daro, vienos muša vienokį šarvą, kitos muša kitokį šarvą. Strėlių antgaliai yra skirtingi, pagal tai, kokioje situacijoje naudoja lankininkas jas, sakykime. Tai čia mes turim standartinės, senovinės strėlės, jūs galite jas pasiūsti tarp rankų, apžiūrėti, pažiūrėti skirtumus jų ir tik svarbiausia nesusižeisti. Matot, yra pagrindinis dalykas šitų strėlių. Antgalis yra tikslas toks, kad šovus į kažką, daikto strėlės jau ištraukti nebeina, bus sužeidimas ir kuo didesnė žala prasius. Šiandien lankai vystėsi ir taip, po to galiausiai išsivystė iki arbaleto. Turim šiandien pagamintą viduramžišką arbaletą, kurio yra šaudoma. Koks yra pagrindinis jo skirtumas nuo lanko, kas gali pasakyti? Kad šaudo stačiai. Šaudo stačiai. Kažką panašaus į tai. Galite čia irgi apžiūrėti. Su kokiu lanku Robin Hoodas šaudo? Tokio ar tokį? Su kuriuo? Su ilguoju? Europiečiu. Taip. Šitas skirtas kam? O kas šaudo nuo žirgų? Niekas negirdėjo. Kas toks? Taip. Kas dar? Taip, kavaleristai, sakykime. Labiau aš norėjau išgirsti... Korėjiečiai, mongolai. Mongolai, taip. Čingis Khanas, Azija, tai yra tokie, žinant, maži, ant arklių lekia, šauna, pabėga. Čia toks yra lauko ginklas. Daug lankininkų išsirikiuoja, žinant, kaip per filmus. Visi release! 1000 strėlių lekia. Čia yra toks greitas, mobilus lakstymas su žirgais, atsišaudimas, apšaudimas, pabėgam. Va, trumpa istorinė pamokėlė. Klausimų dar?
Mes tiesiog šaudysim po 2 žmonės į tą patį taikinį. Bus taip, aš šaudysim nuo 10 metrų į fiziką, pasiekus 5 klasę ar 8, jums paaiškins kodėl. Išsirenkam visi po lankiuką, judai tada ateiti čia. Kas lankiuką negavo, nesijaudinkite, kas padalinti. Tie, kurie savo strėlės turi, turėkit, tada visi ateinam pasakyti. Kas yra labiausiai pasiruošęs fotografuoti, tai gali ruoštis, darysim visų dalyvių bendrą nuotrauką su ginklais. Nedėkit svarbiausia tik strėlyčių. Kartais aš pasakau griežtai ir visi jūs suprantat, kad tai yra tik dėl jūsų saugumo ir jūsų pačių gerovės, ar ne? Jūs drąsiai prieinat ir parodot man, drąsiai, nebijot, nieko jums nebus, šitam sporte neišvengiamai yra, klausom, neišvengiamai yra laužomas inventorius, svarbiausia, jūs nešaudykit kažko įskylusių, plyšusių, nulūžusių. Sutariam? Eiga tokia, turėsim treniruotę apie pusvalandį, tada mes šaudysim 6 priėjimus po 5 strėlės. Jeigu protokolas kažkas neaišku, kreipiatės į mane, kviečiat, nerašykit, jeigu kažko nesuprantat, rezultatus jūs rašysite patys. Aš dabar tik noriu parodyti, kaip pildyti. Va, yra vardas kiekvieno iš jūsų šito žmogaus, Margirio. Priėjimus po 5 strėlės. Žiūrėk, sakykim taip, jūs prieinat, yra 6, kiek čia taškų? Kiek čia taškų? Kiek čia? Jeigu ginčas, jeigu neaišku, ateinat pas mane, aš pasakysiu, mano sprendimas jau nebeginčiamas. Ir čia rašom, žiūrėkit, jūs turit 10, 8, 6, 6 ir 2. Kiti šaudo, va, tu turi kitokias, kiti turi savo. Tai vienas skaičiuoja savo strėlės, kitas kito. Neužsiimam saviveiklą po vieną, viską darom kartu. 3. Tu esi 10 šaudys, tai tu su 9 numeriu, visi 3. 9 suskaičiuojat, 10 suskaičiuojat. Numeris Margeris, antras numeris Lukas. Vadinas Margeris šaudo kuris? Iš pradžių. Taip, į antrą šaudo Jogaudas, pirmas Aleksandras Januška, antras. Pasiklausom, čia labai svarbi informacija, nes jis padaug tavo pirmas. Vardą? Margiris. Kas į 6 antras? Kas į 6 antras šaudo? Kas į 6 šaudo numeris 2? Yra batukai nusytęs į tą sieną, visiškai. Lankininkas stovi va taip kaip aš. Ir tu atstop. Gyvybiškai svarbu yra, kad jūs apžertumėt liniją. Va šitą. Apžerdim liniją. Kodėl? Dėl to, kad jeigu stovėtumėt iki linijos, kaip daugumoje sporto, jūs tada galite atstovėti. Va šitą. Ir šitą itin žiūrėsiu. Ir kas pamiršęs atsistoja per metrų nugaras, tada aš jau bjauriai negražiai atsitau. Jis turi randumų linijų, bet lankai nestiprus, labai jūs nesusižeisite. Žiūrėkit dabar, ką reikia daryti, paklausom, ką reikia daryti, kad jūs nenusidaužytumėt tos rankas, nes jeigu jūs trankysitės per ranką, labai skaudėt jums neskaudėt, jūs sugadinsit šūvį. Dabar tu nedėk tas strėlės pasiklausyk, aš viską paaiškinsiu. Templė vaikšto nekliūdant. Laikysit šitaip, gausit per čia, sugadinat šūvį. Sutariam, visi ištieskit ir parodot, kaip jūs tai padarysit. Viskas ir čia bus. Padedam, o tai va ant aikštelės. Įsakėt visi, ar ne? Būsim gal pas mane. Taip, Andris senovinis, ir aš senovinis. Visi užkabinom. 3 pirštai. Vienas viršuj, 2 apačioj. Tada tempimas. Šiaus. O. Strėlės traukdami,
Neimam strėlės už vidurio ir už galo, neklybinam, nesukam. Įmam strėlę tik už priekį. Ramiai. O kaip atskirti? Žiūrėk, dabar pasiklausyk, pažiūrėk į mane, pažiūrėk. Prisimeni, aš aiškinau, kad jeigu krinta strėlė, kodėl nekrintas, prisimeni? Neprisimeni? Tu čia nespaus, žiūrėk, nespaus šitos strėlyčių, visai nelies strėlės. Nelies visai strėlės, tada jinai nekris. Nutems, dar tem, o ramiai, va. Gerai. Aš paimsiu. Duok ištrauksiu. Palauk, atsargiai. Sutarėm. Viskas, visiems sėkmės. Ramiai, trauk dar, dar. Pasiemam nuo žemės. Vėlės pasiemam nuo žemės. Alio, vaikai, čia pintukai. Jūs atšaudėt pusę varžybų. Daugiau. Vienas penketukas. Ne, šitą. Aštuonetuką. Šitą? Ne, šitą ne tavo, bet šitą tavo. Taip, man turi. O tu išgrįžęs, pažiūrėk, tu myli. Kiek tu? 3, 4, 7. Ne. Draugas. Ir penktas yra... Pasiruošiam, tempiam, prisileidžiam priešą ir ugnis. Galim šaudyti. Dėl to. Pasiruošiam, įtempiam, prisileidžiam priešą, ugnis. Už šitą įvarį. 20 įvarį. Palauk, čia 9, kem vienas. Tai tada 100. O vienas darbinė 0. Aš šitas 3. Jeigu kitam taikinį nesiskaito. Čia kad esame 9, 7, tai čia bus 6. 9. Palauk, bet žiūrėk, pas mane kažkaip 0, paskui 2, paskui 9. Su 1, 7. Ugnis.
pasiimam. Pasiimam, įsetam į savo nesvarbu. Atsistojam, greičiau, apžvelgiam, nešaunam be komandos, pasiruošiam, traukiam, ugnis. Prieti, priešas artėja, dar tik nušovėt, traukiam, pasiruošiam, ugnis. Nešaunam be komandos, pulkas bėga, lauk, eina pirmieji, įtraukiam. Ugnis! 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 Visi mato, į ką taikytis, ramiai nešaudot. Čia iškart vėl. Įtempiam. Ir ugnis! Ir paskutinis visi atgal. Laimino vienas įkūrė, geltonasis tempiam ir paskutinis salvė ugnis. Atšaudė mūšio salvę, gyvų priešų liko, priešai priartėjo, jos jau galite matyti jų raudonus veidus, jie yra priartėję prie jūsų ir jie juda. Šaudyt į nejudantį taikinį, čia sporto ir treniruočių reikalas. Dabar jūs turite sugebėti pataikyti į judantį priešą. Keičiamės, tie, kurie šovė, eina į galą ir susiranda strėlę. Juda mažiau, tam pasisakė. Nešaudom. Gyvas, turim pirmą. Pradėjau šaudyti. Nešaudom. Ir pranešiu, kokius jūs pelnė taškus. 3 pirmieji užėjome, bus apdovanoti vėliau, jūs savo rezultatą sužinosit vėliau. Taigi, berniukų grupiai turėjom 1, 2, 3, 13 dalyvių, mergaičių turėjom 5. Dabar finalininkai, berniukų grupiai, sveikinam 202 taškus ir 3 vietą užėmusi Naglį Barakų. Ir diplomas. Istorijai. Raigardas Vedlauskas. Prizas. Dirbai ir diplomas. Istorijai. Mes kviečiam pirmą vietą užėmusį Luką Ramiševskį. 252 taškai. Ir diplomas. Šaunuolį. Diplomą ir prizą Aistė Samiūnė. Tu apšaudai daugumą berniukų. Tas gerai. Sušaudžiusi 266 taškai, Meda Večkytė. Kita žvalgo mokinė. Diplomai dėksim už tų durų. Ačiū. Tai va, mūsų turnyras baigtas. Ar patiko? Taip. Gerai. Atvažiuosit į kitus etapus.